metais Seimas priėmė daug įstatymų pakeitimų. Daugelis iš jų keičia iš esmės tiek lošimų, tiek loterijų rinkas. Kai kas sako, kad tie pokyčiai veda prie Lietuvos rinkos pardavimo didžiuliams tarptautiniams korporacijoms. Kaip visa tai paveiks eilinį vartotoją, eilinį lošėją? Tai Samuilai, kas kaltas arba kieno tai yra sugalvotas planas, kas yra architektai tų visų pokyčių, kuriuos šiais metais mes matom Lietuvos lošimų ir loterijų rinkose? Tai tie pokyčiai tęsiasi senai, ilgai ir nuobodžiai, eina jie viena kryptimi, nuosaikių lošimų naikinimo kryptimi, kurie rytietiškose valstybėse nėra pripažįstami, nenorima smulkaus verslo, norima maksimalių greičių per maksimaliai trumpą laikotarpį uždirbti kuo daugiau pinigų, padaryti valstybei kuo daugiau problemų, tokiu būdu pasiekti rezultatą. Bet tai Lietuvoje, kam tai yra naudinga arba kas gali būti tų visų pokyčių iniciatoriai, iš kur ta visa iniciatyva ir idėjos atsiranda? Labai panašios rinkos jau suformuotos yra Latvijoje, Estijoje ir jų pakeisti praktiškai neįmanoma. Bandoma Lietuvoje šitą kultūrą atnešti iš ten, o neimti ją iš brandžių vakarų valstybių. Ir kaip minėjau, tai tęsiasi seniai ir nuobodžiai. Bet šitoje vietoje, ar tai tiesa, kad tai yra kažkoks specifinis šių metų naujadaris, ar tai yra nuoseklus ir ankstesnios Seimo valstybės valdymo epizoduose matomas reiškinys? Tas reiškinys matosi nuo pat legalizavimo pradžios. Jisai buvo atvežtas į Lietuvą dar 2000 metų prieigose, kai vyko matomai pokalbiai ir pastangos dedamos legalizuoti azartinius lošimus. Ir būtent tokio projekto besivadovaudami įstatymų leidėjai ir priėmė pirmą redakciją, kuri buvo iš tikrųjų paremta išimtinai minimalia konkurencija, maksimalių, apribojimų rinkos dalyvių per biurokratinius ir kitokius reikalavimus, per minimalius mokesčius ir maksimalų, kaip sakiau, lošėjo išnaudojimą, kadangi jis neturėjo jokių galimybių pasirinkti. Nebuvo įvesta klasifikacija, nebuvo suprasta, ką reiškia pagrindiniai lošimo įrenginių parametrai, nebuvo suprasta niekas ir tuo pačiu metu visiškai nebuvo imama domėn brandžių vakarų valstybių patirtis, suteikusi netgi smulkiam verslui galimybės dalyvauti. Eigoje mes matėme įvykius, kurie vyko permainingai. Po metų įstatymų leidėjas visgi sugebėjo pakeisti reguliavimą šiek tiek ir suklasifikuoti lošimus, ko pasiekoje visgi pavyko minimizuoti, tas neigiamas vadinamas pasekmes, kurios yra akivaizdžiai neišvengiamos šitoje srityje. Tai kalba yra tokia, jeigu legalizavus, įvedus asmenų nenorinčių lošti registrą, paaiškėjo, kad per 15 metų veiklos tokių prašančių asmenų buvo šiek tiek virš 4000, tai dabar jų duomenyse per 5 metus išaugo iki virš 20. Kas įvyko per paskutinius 5-6 metus, mes taip pat galime pamatyti, kokios, buvo teisėkūros iniciatyvos priimtos ir kas iš to gavosi. Bet šitoje vietoje įstatymai priiminėjami, aišku, Seime, bet tas įstatymų idėjas, projektus iš kažkur jie kyla. Tai kas Lietuvoje yra tas smegenų centras, kuris atneša projektą, pateikia jį, aišku, mes galim matyti Seime oficialią registracijos procedūrą, bet bent jau taktiniam lygmenį, kas yra tas kompetencijos centras? Be jokios abejonės, jisai nėra Lietuvoje tas centras, jis yra toli už Lietuvos ribų ir tikrai tai yra ne mūsų darbas nustatyti ir išsiaiškinti, kas yra šitų iniciatyvų, tikrieji autoriai. Jeigu žiūrėt formaliai, tai mes matome, tam, kam priklauso tą daryti, tas ir daro. Tai yra įstatymų leidėjas, tai yra žmonės priimantis sprendimus, tai yra žmonės ruošiantis tos sprendimus, tai yra lošimų priežiūros tarnyba, tai yra finansų ministerija, kelios ten susijusios institucijos neturinčios jokių giluminių žinių šitoj srity. Ir taip tie procesai vyksta.
Tai šiuo atveju mes iš esmės turim, kad vidurinės grandies biurokratai, galima sakyti, ministerijų tarnautojai, lošimų priežiūros tarnybos specialistai, jie formuoja ir keičia valstybės politiką priešingą linkmę, negu jinai buvo susiformavusi. Per šios metus, jeigu žiūrėtume. Per eilę paskutinių metų iš tikrųjų vaizdas neginčiamai yra toks, ką jūs tik dabar paminėjote, taip ir yra. Nepaminėjau dar atskirų, asmenų iniciatyvų, neaišku, iš kur jos, vėlgi paimtos ir ant kiek jos iš tikrųjų yra naudingos ir apriepia, visus tos aspektus, apie kuriuos kalbame, nes paskutiniu metu mes matome Mykolo Majausko biudžeto komiteto, kuris yra pagrindinis pirmininko iniciatyvas, kurios yra savotiškai kontroversiškos, kadangi jos nėra giliai išmąstytos, nėra tinkamo proceso, kad jas aptarti, suvokti, kokias iš tikro pasiekmes jos atneš, o jos atneš savaime aišku neribotiem lošimam sėkmę, visiems likusiem nesėkmę tame tarpe ir vartotojam, kadangi būtent pasekoj jo pasiūlymų, neapgalvotų pasiūlymų iki galo, kaip sakiau, procesai yra iš tikrųjų labai trumpi, labai greiti, visiškai nepriimtini tokio lygio, sprendimam priimti. Jie visgi buvo priimami ir buvo, kaip sakant, siekiama tik išimtinai vieno dalyko, kuo daugiau pinigų išspausti, o kokios bus iš tikro pasiekmes vartotojui, tas nerūpi. O pasiekmes akivaizdžios, dominuojant neribotų lošimų pramoniai, kas jau dabar akivaizdu, kadangi šiai dienai, nuotoliniai lošimai, kuriuose dominuoja būtent tą kategorijos automatai, kurie 15-16 metais tai užėmė 7%, šiuo metu užima 66%, o bendrą nuotolinių rinką užima 92%, tik 8% yra antžeminiai lošimai, kuriuose iki 19 metų riboto statymo ir laimėjimo lošimai užėmė 28%. Šiandien jie užima ten, kaip sakant, vos kelis procentus. Tai va tokia yra situacija. Iš tos rinkos struktūros mes matome iš tikrųjų, kad vartotojas iš tikrųjų yra statomas į labai aukštos socialinės rizikos zoną. Tai jūsų teiginiai veda prie to, kad iš esmės valstybės tarnautojai, valstybės tarnybos atsakingi asmenys, jie formuoja rinka ta linkme, kuri yra priešinga vartotojų ir valstybės interesams. Be jokios abejonės, taip iš tikrųjų ir yra, ir galiu pasakyti dar daugiau. Visas paketas jų pasiūlymų, seka, kaip tas viskas daroma, ne tik šito paskutinio pusmečio metu, bet ir anksčiau, akivaizdžiai liudija, jog visos pastangos buvo dedamos, kaip sumažinti pasiūlą būtent ant žemės, tradiciniuose antžeminiuose lošimuose. Nes iš esmės visos priemonės, kurias jie siūlė ir jie priiminėjo, jos taikomos sunaikinti antžeminius lošimus. Kitaip tariant, perkelti vartotoją į nuotolinę erdvę, kurioje dominuoja būtent neriboti lošimai. Tas yra akivaizdu ir tai yra visiškai neginčiama ir tai yra įrodoma. Ir jų turiniu, tų teisės aktų, ir, piniginėm išraiškom, kas iš to gaunasi. Tai vat gaunasi situacija tokia, kad, visuomenė ir vartotojai yra tiesiog primityviai apgaudinėjami, visiškai paprastai apgaudinėjami ir siekiama visiškai kitų tikslų. Tai pirmas, pasipinigauti, visiškai nekreipia dėmesio, kas iš to gaunasi. O tai liudija, jog supratimo ir patirties pas atsakingus asmenys mažoka, galbūt ir yra interesų, o kas vadovauja šitam visam paradui, čia jau kitas reikalas, jie labai gerai žino, ko jie nori. Ir tą kryptim juda visa teisėkūra Lietuvos šiandien. Tai tą ir matome, kaip sakant, netgi paskutinio pusmečio tose iniciatyvose. O konkrečiai yra kalba tokia, kuo daugiau, biurokratijos, kuo daugiau kliučių. Tai jeigu jūs pasižiūrėsit įdėmiau į Majausko siūlymą, iš karto, kad ant žemės turi vykdantis veiklą operatoriai, turi vietom, dar ir tarybų sutikimus, nors draudimų sąrašas ten metras yra, kur negalima daryti, visgi eik ten, o ten nieks nieko nesuvokia dar daugiau negu Seime ar institucijose ir gauk pas juos sutikimą. Tai tuo pačiu metu nuotoliniam
netgi ne tik, kad nereikia tų leidimų, bet jiem dar labiau supaprastino, atjungė nuo... Kaip man jau sako, didinam konkurenciją. Jo, tai dėl konkurencijos taip pat akivaizdu, kad visiškai tos pastangos, apie kurias tik pasakiau, didinti biurokratiją ir pakeliui dar padidinti mokesčius, jau iki raudonos ribos uždidinti, ypatingai nusaikiem lošimam, kurie generuoja per lošimų vietą žymiai mažiau pajamų, maždaug daugiau nei 2 kartus mažiau, iki tokio lygio davesti, kad jie net nesulauktų tų 5 metų. Tiesiog paprasčiausiai susinaikintų ir sumažinti pasiūlą ant žemės. Kitaip tariant, neduoti vartotojui visiškai nuosaikių lošimų pasiūlos, kurie nuotoliniai erdvėj įmokose te užima 1,03%. Tuo pačiu metu neribotų lošimų A kategorijos automatai 66. Kaip minėjau, iki nuotolinių įsigaliojimo jie tik turėjo 7%. Jo, dabar, kad reiškia atlikti tam tikras procedūras, kurios susijusios su besaikiu mokesčių kėlimu ir kitų priemonių taikymu, tai žinoma sena metodika, ideologinė metodika, tiesiog reikia rasti problemą ir būtinai ją didinti. O reiškia asmenis, ar fizinius, ar juridinius, tiesiog šmeižti. Taip yra lengviau, tai yra visiškai patikrinta, reiškia, ideologija. Atpirkimo ožys. Atpirkimo ožys vadinasi, jo. Ir kai tu jau pastatytas į tą poziciją, kad esi blogas, toks, anoks, tada su tavim galima padaryti bet ką. Tai tuo jie ir užsiminėja. Dėl to pas jos procesai yra labai greiti, nes jie puikiai supranta, kad jie neteisūs. Jie neteisūs, jie šitą supranta. Bet jie daro viską greitai, staigiai ir paprastai. Viskas. Bet žiūrėkit, ką jūs sakot? Jūs sakot, kad vyksta pokyčiai, juos generuoja tas vidinė grandis iš neaišku kokių idėjinių šaltinių ir Seimas tą patvirtina be didesnių trūkdžių. Bet juk Seime turi būti ir opozicija, turi matytis kažkokias tai alternatyvius požiūrio taškai. Ar tas nevyksta? Kodėl mes neturim tos alternatyvios nuomonės? Kodėl nėra girdima faktai, argumentai, kad tie pokyčiai prives prie tik tai didesnės žalos ir tiek vartotojams, tiek valstybei? Čia yra keli aspektai, aš taip manau. Tai buvo režimai Hitlerio, buvo Stalino. Aš irgi galėčiau jūsų paklausti, kodėl nieks nieko negirdėjo ir nuolankiai vykdė tą politiką. Žudė žmonės, reiškia. Ir viskas buvo tvarkoj. Todėl, kad, reiškia, tokia buvo jų ideologija. Jie užsitikrino visuomenės palaikymą, tie, kurie buvo prieš tos pasodino arba sušaudė, arba sunaikino paprasčiausiai. Ir viskas, tai čia lygiai tas pats. Yra primesta ideologija. Tarp kitko, ideologija ir Stalino, ir ten Hitlerio buvo pripažinta nusikalstama. Tiesiog kažkam labai patinka šitaip veikti. Tai daro žmonės ant to, vadinkim, savotiško blogio, kurie jie išpučia dar labiau, ar ne, o iš tikrųjų jie didina patys, atriša rankas ir gali laisvai žmonės daryti, ką jie nori. Tai jie tą ir daro, turėdami valdžią. Atėjo laikas ir anos režimus, kaip sakant, pastatė į vietą, pripažino nusikalstamais, nuteisė. Įvairūs variantai buvo, atsakomybė buvo pareikšta ir taip toliau. Ir panašiai, tai aš galvoju, neišvengiamai ateis Lietuvoje tas laikas, kai teks atsakomybę pakalbėti, reiškia, galbūt ir dar daugiau kažkas įvyks, nes taip tęstis be galo negali. Kadangi Lietuva gyvena akivaizdžiausiam šiukšlių maiše su užrišamam ir nenori jie jokios patirties normalių civilizuotų valstybių ir panašiai, kur gali dirbti ir smulkus verslas ir taip toliau. Yra formuojama iš anksto, buvo formuojama rinka tam tikro modelio, kuriame veiktų išimtinai stambus kapitalas kažkodėl tai, neleidžiamos nuosaikios lošimų rūšys, o po to, kai jos buvo leistos, tiesiog buvo milžiniškos pastangos dedamos, kaip sunaikinti ir neleisti funkcionuoti, bet kokią kainą tas buvo daroma. Ištisai teisės aktų masė yra, iniciatyvų dar daugiau. Ir kai kas sekundę dar ant to karjerą padarė, aš dabar čia pavardžių neminėsiu, bet kai kas jau ir ministrais tapo ir taip toliau iš nieko, būdami niekuo. Jie tapo ministrais, plauna smegenis, o dabar Lietuvą vadina kvailiais vakaruose. Pagrindinis leidinys Vokietijos,
Titulinis pavadinimas kvailiai lietuviai. Nu, tai aš noriu pasakyti, Lietuvoje bijoma tą pasakyti, vakaruose pasakė. Nu, Süddeutsche Zeitung, gruodžio 6 dieną, Kinijos atveju. Nu, aišku, straipsnis visiškai objektyviai, teisingai įvertinu. Va, tai ir man skambina žmonės, sakykime, iš vakarų ir klausia, nu, iš tikrųjų taip yra. Nu, žinoma, kad taip yra. Nu, tai ką aš galiu pasakyti? Taip, bet šitą vietą, jeigu turim institucijas dirbančias savo linkme, tos linkmės nekritikuoja Seimas, Seimo valdančioji dauguma, koks civilizuotas kelias būtų, na, sėsti prie stalo ir atversti tas kortas ir išsiaiškinti situaciją? Koks sprendimas yra įmanomas ir šitokioje situacijoje, na, kai niekas tarsi nenori to imtis, ką užsienio valstybių patirtis rodo, kaip galima išspręsti tuos klausimus? Tai mes šnekam, kuo ypatingas šitas visas reikalas. Jis ypatingas tuo, kad tai yra iš tikrųjų nišinė veikla. Jinai, kaip sakant, užima nedidelę dalį visuomenės. Jinai, galima sakyti, savotiškai ir uždara, turi savo specifiką, į kurią reikia būti įsigilinus, pasirinkti geriausius variantus, pagrįsti ekonomiškai, suteikti iš tikrųjų, jeigu yra prioritetas, sakykime, smulkus verslas, suteikti galimybę jam dirbti. Iš kitos pusės, žiūrint iš tų kalbų, apie neigiamybės, tai jos neišvengiamos yra iš tikrųjų, taip, bet jas dar didina ir jas iš tikrųjų nori dar labiau, kaip sakant, per modeliavimą viso šito reikalo dar labiau pagilinti. Tai čia yra ypatingai blogai. Tai dabar kalba yra tokia. Reikalinga kažkokia galbūt ir pastoviai veikianti kažkokia tai organizacija, reikalingas kolegialus sprendimų priėmimas, reikalinga kažkokia nepriklausomybė tų žmonių, kurie, kaip sakant, domisi ir dirba to klausimu. Nieko šito nėra, tas buvo, bet buvo sunaikinta. Jūs kalbate apie lošimų priežiūros komisiją? Taip, taigi aiškiai matosi, kad nepriklausomas kolegialus organas, kuris iš tikrųjų jau buvo įgavęs, sakykime, supratimą ir ėjo iš principo teisinga linkme, jisai tiesiog buvo sunaikintas, o jis buvo sunaikintas dėl to, kad per jį perlipti negalėjo tam tikri asmenys ir jiems tiesiog reikalinga buvo pasodinti vieną direktorių, ką jie ir padarė. Tai va, čia tik tokia priežastis, kaip ten vyko visi tie procesai, tai čia žinoma yra, kas ten ką darė, dėl ko tą darė, mes tik galim numanyti, bet tas akivaizdu. Jūs teigiate, kad tas nepriklausoma priežiūros institucija buvo kaip toks atsvaros taškas? Taip, jis buvo atsvaros taškas, jis buvo kaip filtras ir iš tikrųjų domėjosi, iš tikrųjų suprato daugą ir iš tikrųjų buvo balansas. Po to, kai buvo padaryti tie pakeitimai, tai mes akivaizdžiai plika akim matom, į kurią pusę numainavo įstatymų leidybą. Visiškai aiškiai matome. Aš norėčiau dabar biškį pereiti prie ekonominių, daug labiau klausimų ir ekonominės valstybės politikos. Ir čia norėčiau Vytautui klausimą tada, kaip jūsų vertinimu tas valstybės politikos pasikeitimas, kurį mes labai akivaizdžiai matom šiais metais, kiek jisai yra adekvatus, kiek suveikė tos procedūros, kurios turėjo veikti, o kiek kažkokie saugikliai netidirbo, kai turėjo įsijungti? Kiekvienas reiškinys turi dvi pusės. Tai tame tarpe ir kada mes kalbam apie padarytas klaidas, bet turime taip pat nepamiršti, kad ir per tuos 30 metų, sakyčiau, 3 šalys iš buvusių Sovietinių Respublikų išsiskyrė akivaizdžiai. Tai Lietuva, Latvija, Estija. Galima čia skaičiuoti ir nuo Estijos, Lietuva, Latvija, bet čia jau nebe tiek svarbu. Yra visa eilė ir kitų diskutuotinių klausimų. Na ir Liutaurai, aš taip pat norėčiau vieną remarką ir jūsų įžangai. Taip kaip jūs sakėte, kad Lietuvos lošimų rinka pasuko rytietiškų kelių. Aš sakyčiau, Lietuvos lošimų rinka nepasuko rytietiškų kelių, o ją pasuko. Ją pasuko. Nepasikonsultavusi nei su lošimo organizatoriais, nei su paslaugų vartotojais. O jeigu jau pasukta buvo, tai kodėl ne Didžiosios Britanijos ar Nyderlandų keliu? Kodėl ignoruojama lošimo organizatorių praktinės žinios, pasiūlymai, rekomendacijos
Į tą klausimą turbūt pakankamai sudėtinga būtų atsakyti. Bet akivaizdu kitkas, kad valdžios, sakykime, atstovai neturi kasdienio tiesioginio ryšio su lošimais. Taigi, diskutuojant apie kompetencijas, patirtis yra labai ir labai skirtingos. Mes matome sunkiai paaiškinamus veiksmus, tai apie ką kalbėjo Samoilas. Nes akivaizdžiai yra suvaržoma antžeminių lošimų pasiūla, o tuo tarpu nuotolinių lošimų veikla neapsunkinama. Ir skaičiai, kuriuos davė Samoilas, išties patvirtina tai. Mano supratimu, Lietuvos lošimų rinka pati turėtų apspręsti jai tinkamiausius kelius. Tuo tarpu valdžios institucijos galėtų nurodyti kryptis, apibriežti valstybinio reguliavimo tikslus. Tos kryptis, mano supratimu, yra tai, kad prioritetų tampa ne nuosaikus lošimai, o mokesčių surinkimas į iždą. Tai tas tampa visiškai akivaizdu. Kitaip tariant, visos valstybės priemonės orientuojamos būtent į pinigų, į mokestinių pajamų surinkimą visiškai teisingai. Ir tokiu atveju nutolstama nuo 2002 metų priimto diferencijuoto požiūrio į lošimų rinką. Požiūris, kaip visi puikiai žinome, yra smulki detalė, bet jį gali lemti visą valstybės politiką. Nes šitoje vietoje tada gaunasi kaip nuosaikus lošimai neturi tos apimties ir jų mokestinė tos pajamos yra mažesnės. Jo, bet žinot, dabar kas yra gyvybinga? Gyvybinga, kad visi lošimai yra vienodi. Bet tai yra Čia tokia idėja dabar. Nu taip, jo, tokia, taip sakant, naratyvas, kad ir tiesą sakant, visi lošimai tokiu atveju vienodai blogi. Bet tai visiškai nesugretinami dalykai. Argi galima sugretinti, sakykime, bokalo alaus su atitinkamu kiekiu degtinės? Koks jo poveikis žmogui? Nu, akivaizdu, kad yra visiškai skirtingas. Kas yra visiškai akivaizdu, kad lieka lošimai su didelėmis rizikomis. Tai visiškai aišku. Ir čia gaunasi, kad tai yra sąmoningas valstybės ėjimas arba siūlymas, kad rinka transformuotųsi, kryptų į tą pusę. Ir palieka vis mažiau vietos nuosaikiems lošimams, o tuo tarpu atitinkamai didėja nuotoliniai lošimai ir su didesnėmis rizikomis. O jeigu būtų tie nuosaikus lošimai, tai būtent tai jie praturtina laisvalaikio leidimo formas, jie veda į socializaciją ir mažiau tų, sakykime, liūdnų pasiekmių šeimos biudžetui, yra ir kitų tokių, sakyčiau, pozityvių. Bet tada šito vietoje ir klausimas, tai kur tas valstybės aparatas nesudirbo, kuris saugiklis nesuveikė, kas turėjo įvykti, nes tai nebuvo tai, kad vienkartinis projektas, aš suprantu, tai yra nuoseklus ėjimas, kaip Samailas sako. Jo, aš manau, kad čia taip pat negerai pasitarnavo ir netgi statistikos duomeniai, kuriais naudojasi, sakykime, vedant tą patį registrą, jeigu jūs atkreipsite dėmesį, nes statistika yra reprezentatyvi ir nereprezentatyvi. Statistika registruose yra, sakyčiau, mistika tam tikra, nes vienu metu sako, kad yra 18 ar 20 tūkstančių priklausomų, o praeina, kuris mėnuo ar kiek jau yra 8 ar 9 tūkstančiai. Kokia ta sandara, kokiais principais remiantis tai padaryti? Kaip minėjau, šitie įrankiai visi, kuriuos naudoja tos institucijos, kurioms, kaip sakant, norisi savotiškų labai kryptingų pakeitimų, jos tiesiog manipuliuoja skaičiais. Tai tą, ką jūs tik pasakėt, tai kad priims sprendimą, ten virš 20 tūkstančių pasidaro, kai priima sprendimas, tai gan 12 tūkstančių sumažėja, nes paaiškėja, reiškia, kad tai po kelis kartus tie patys asmenys tenais pratęsia savo, kaip sakant, buvimą tam registrė. O jeigu žiūrėti aplamai iš pagrindų, tai tas registras yra visiškai nevalidus, jisai absoliučiai neobjektyvus yra ir tokiais būdais, tokiu pagrindu, reiškia, priimami sprendimai, kurie tiesiog realiai iš vienos pusės naikina nuosaikę rinką, o iš kitos pusės, reiškia, akivaizdžiai proteguoja, reiškia, neribotus lošimus. Dabar visi mes gerai pamenam, sakykime, valstiečių politiką, reiškia, prieinamumo mažinimai, visokie fokusai ten jų, reiškia, ir ką mes gavom šiandien? O gavom paprastą dalyką. Jeigu vartojimas, reiškia, 15 metais prieš legalizuojant nuotolinius lošimus buvo 700 milijonų eilės, čia įmokos, reiškia, vartojimas.
tai 21 metų prognozėm jau turėsim 1,8 milijardo, reiškia, vartojimą. Tai akivaizdžiai matosi, kad visiškai subliūško šita vadinama politika, o iš tikrųjų, ką jie darė eigoj. Jie tiesiog krovė nuosaikiem lošimam, žinodami ypatumus, reiškia, šitų lošimų, kad jie turi ribotą pajėgumą, reiškia, pakelti tam tikrus reikalavimus, tame tarpe ir mokestinius. Jie siūlė ir įgyvenino brangiai kainuojančius reikalavimus, kad tiesiog sudinti bendrovės, neleisti tiesiog jom normaliai funkcionuoti. Apie plėtrą jau čia beveik ir kalbos nėra. Ir tuo pačiu metu matome kitoj, reiškia, srity, nuotoliniai, nežmonišką kilimą pajamų. Nežmonišką. Rizikingiausių lošimo rūšių sąskaita. Tiesiog smagu žiūrėti į visus šitus procesus, kaip viskas dirbama, kaip sukinėjama ir kaip daroma. Tai yra klausimai be galo rimti. Taip, ir valstybė pati save kompromituoja, tai yra visiškai akivaizdu, visiškai. Galėčiau dar daugiau paminėti, lygiagrečiai tuo pačiu metu jie, reiškia, naują redakciją loterijų, reiškia, parengė ir leidžia ją į eigą, priima, užtvirtina. Ir ką mes ten matom? Matom paprastą dalyką, kad rinka jau ir taip azartiška, reiškia, jie suteikia per loterijas galimybę, reiškia, organizatoriam didžiųjų loterijų vykdyti greitųjų momentinių loterijų veiklą, kuri yra vėlgi analogas, kaip sakant, kazino mašinų, kurios eksploatuojamos, kaip sakant, tikrai labai apribotos tikrose tradiciniuose kazino ir taip toliau. Tai kryptis aiški. Matyt, uždaviniai irgi aiškus kažkieno tai. Jie tą linkme juda. Kaip visą tą, reiškia, kaip tas mechanizmas stumėsi į priekį ir kodėl jisai stumėsi ir kaip tas viskas vyksta, čia jau yra tikrai, tyriamosios jau kažkokios tai veiklos, matyt, objektas. Parlamentinio tyrimo. Kažkas čia yra, nes akivaizdu, kad tai būti tikrai nebegali. Nėra nieko praktiškesnio kaip gera teorija. Tai ta prasme, kada mes kalbam apie valstybės politikos pokyčius, jūsų klausimą, valstybės politikos pokyčiai yra niekas kito kaip pokryčiai, nekompetentingai valdant ir reguliuojant Lietuvos lošimų rinką. Ką reiškia valdyti? Turbūt yra dešimtis, o galbūt net ir šimtai formulių, bet viena iš tokių, sakyčiau, universaliausių ir paprasčiausiai ir lengvai suprantamų, valdyti tai reiškia numatyti. Ką numatyti? Numatyti alternatyvas, numatyti scenarius, numatyti pasiekmes ir be abejonės turėti paskaičiavimus, kokie yra kaštai, kokia yra nauda, yra ir kitų dalykų. Ir būtent to galima pasigesti priimant ir šioje sferoje, ir kitose sferose, kada priimami sprendimai. Neigiamų pokyčių nenumatoma, tokia frazė yra būna. Taip. Jo, neigiamų pokryčių aš taip pat vis dėlto įdėčiau, nes iš ties semantiškai skamba labai panašiai, bet tai labai skiriasi, kas be ko. Samailai, tai visi šita situacija kažką tai pakeis, kažkaip tai keisis mūsų situacija. Jūs jau minėjot kelis aspektus, kad investuoti net tampa visiškai beprasmiška, bet jeigu taip artimiausio ar to vidutinio laikotarpio perspektyvoje, kaip tie priimti pasikeitimai, nes jie iš tiesų ganėtinai radikalūs, kaip jie paveiks valstybę, verslą ir vartotojų? Kaip jie paveiks, tai yra visiškai aišku ir suprantama. Jau dabar mes matome, kaip sakant, vaizdą, kai, reiškia, neribotų lošimų pramonė jau užima dominuojančią visiškai padėtį, tai yra 92%, antžeminiai tik 8%, tai tas mums jau daug ką pasako. O ateityje, tai, kaip pasakyti, kaip Gete, tavo gyvenimas yra visiškai laikinas, turi suprasti, kad nebedirbsi Lietuvoje, tai yra visiškai jau aišku. Nebedirbsi Lietuvoje. Jūs sakote, lietuviškam organizatoriams jis verčia iš smulkesniem, taip ir nuosaikių rūšių jų nebeliks. Tai čia jau yra akivaizdu, ypatingai po Majausko iniciatyvų priimtų, tai čia galima 100% teikti ir klausimas dar, ar tos ateinančius, sakykime, 5 metus dar aplamai ištems iki toliai, kol reikės kreiptis eilinės pažymos ir piliečiai tau išduos ją, ar tu gyvensi ar ne. Visiškai kaip Vilniaus Gete, reiškia, naciai užsiminėjo, reiškia, su žydais. Tai jie keisdavo spalvas, tų
pažymų, reiškia, jei negavai, iškart sušaudė, jeigu gavai žalią, gali gyventi, jeigu pakeitė į baltą, taip pat būsi sušaudytas. Labai paprastai. Tai vyko žinomais būdais, žinomais metodais, o kalba ėjo tokia, jei naudos neneši, esi vaikas arba jau nestiprus, vyresnio amžiaus, skaityk, kad tavęs jau nėra, tu gyveni laikinai. Tai jūs sakot, kad per 5 metus tas ir vyks? Praktiškai tas įvyks. Valdymas tai ne apie reformas ar apie relaksus. Valstybės valdymas tai, galima sakyti, yra 3 dimensijos ir visos jos prasideda raide I. Tai yra interesai, instrumentai ir išmintis. Kad yra interesai, tai yra akivaizdu, ir valstybė turi interesus, ir įmonės turi, ūkio subjektai turi. Ir dabar paskutinis tas atvejis, kada loterijoms ten buvo padidintas mokestis iki... Diskusija. Sakykime, diskusija. Finansų ministerija ėmėsi ginti loterijų. Tai, kad gina interesus gerai, bet turi ginti tokiu atveju ne tik loterijų, bet turi ginti ir kitų, sakykime, lošimo rūšių interesus taip pat. Tai norėčiau papildyti, reiškia, apie priimamų sprendimų, reiškia, tą aplinką. Dabar jūs įsivaizduokit, reiškia, sugalvoja jie, kad visiems reikia 20% lošimam. Tai jūs įsivaizduokit, kas vyksta dabar. Reiškia, nuotoliniai lošimai per paskutinius 2 metus, reiškia, 147% paaugo. Antžeminiai per tą patį laiką 85 nukrito. Tai jūs galite įsivaizduoti, koks yra disbalansas ir jie vis tiek sako, tegul moka po 20. Jūs galite įsivaizduoti, ką tai reiškia. Dabar dar ne viskas. Reiškia, tarptautinių analitinių, reiškia, kompanijų analizių išdavoje aiškiai pasakyta, kad antžeminiai lošimai tik 25 metais pasieks 2019 metų 90% lygio. 19 metų, tik 25 metų. Tai žinodami tokias prognozes, jie vis tiek priminėja 20%. Dabar, ką tai reiškia 20%? Kiekvienas turi pagalvoti, tai yra iš tikrųjų milžiniška suma. Tu papildomai, kaip bendrovė, moki 20% palyginus su visom likusiom bendrovėm Lietuvoje. Konkurencinė tikra rinka, ne monopolinė. Ir jie pateikia pavyzdžius, kad, reiškia, visi patikėtų, kad tai teisybė, kad tai teisinga, kažkokios valstybės patirtį, kur nėra konkurencijos visai šitoj rinkoje. Suprantat, jinai taip sutvarkyta, kaip Majauskas ir siūlo. Jis siūlo nacionalinę loteriją. Tai ten taip ir yra. Ir gaunasi, siūlo to sektoriaus, A sektoriaus, kur kazino sektoriaus reguliavimą, tam, kad pateisinti savo siūlomus 20% visiems lošimam. Neregėti dalykai. Aš sakau, tai sunkiai suvokiama, bet dar labiau nesuvokiama yra tai, kad specialistai priežiūros tarnyboje ir finansų ministerijoje mielai pritarinėja šitom, reiškia, iniciatyvų. Akivaizdžiai žlugdančiom ir visiškai mažinančiom konkurenciją, visiškai priešingai negu jisai šneka. Jūs įsivaizduokit, jis ima pavyzdį iš nekonkurencingos rinkos ir aiškina apie didėjančią konkurenciją. Tai, kaip pasakyti, bet kas kalbama ir salėje sėdi elektoratas, Seime 141 žmogus, niekas neturi pastabų. Neregėti dalykai. Aš sakau, tai, kaip klausė, tai ką daryti? Tai aš galiu pasakyti, ką daryti. Užbraukti brūkšnį ir pradėti nuo nulio. Iš naujo. Nes nebeįmanoma šitaip. Jeigu specialistai, sėdintys ministerijoje, daugiau kaip po 20 metų dirbantis savo pareigose, neturi jokių kritinių, esminių pastabų tokiem siūlymam, tai kur mes galim nukeliauti? Kur? Ten, kur mus veda, ar ne? Kažkas tai. Šiaip tai Lietuvos ekonomika yra nišinė ir mes diskutavom, kad ir to kiekvienoje nišai nėra taip jau daug labai specialistų, bet iš ties tie specialistai turi turėti tam tikras kompetencijas, kad galėtų priimti apgalvotus, racionalius sprendimus, ne maksimalius sprendimus, siekiant ne maksimalaus rezultato, o būtent optimalius. Tai jūs dabar įsivaizduokit, kur mes minėjom, kad reiškia užsukti ranką arba nusukti sprandą, ar ne, reikia tave blogiečių padaryti. Reiškia tikro ekonominio reguliavimo, taip? Suprantant tos ypatumus nėra. Bet suprantančių labai mažai. Taip, tai aš noriu pasakyti, būtent tave reikia padaryti, ar ne? Ir po to su tavim daryti, ką nori.
Tai žiūrėkit, kaip įdomu dabar. Tai būkim bėdni, bet teisingi. Geriau turtingi. Taip, tai va, tai žiūrėkit, tik nesenai, čia vos ne prieš pusmetį, lošimų priežiūros tarnyba tvirtino, kad loterijos čia viskas gerai, nepilnamečiai lošia, dalyvauja, viskas tvarkoj, priešingai negu absoliučioje daugumoje valstybių, priešingai, jau apie modelį organizavimo nekalbu, visiškai užvaldyta rinka vienos grupės asmenų, šito nieks nemato. Ir kalba eina apie nuomonių keitimą per 2 sekundės, jeigu pasikeitė politinis vektorius. Staigiai, viskas kitaip. Prieš pusmetį kalba vienaip, dabar kalba visiškai, tai yra fiksuota raštu, kaip sakant, čia ne jokie išgalvojimai. Tai aš prie ko vedu, jokio ekonominio reiškia supratimo, kaip reikia tą daryti, nėra. Tiesiog apšmeižt, padaryti blogiečių ir nusukt sprandą. Viskas. Tai aš neįsivaizduoju, kur mes taip galim nueiti. Ir žiūrėkit, apie ką mes tik pašnekėjom. Situacija blogėja, vartojimas didėja ir didėja. Visi jie dirba, plūša baisiausiai. Ir va tokia situacija vystosi. Tai ir nenusaikus lošimai, būtent rizikingi. Be jokios abejonės, tai mes tik ir kalbėjom, kad ten vos keli procentai jau liko. Tai kur be galo įdomi situacija, kuri iš tikrųjų labai nemaloniai, reiškia, kvepia, o gal ir smirdi, tai patys paskutiniai, patys paskutiniai vyriausybės paskutinis nutarimas. Finansų ministerijos parengtas, taip, yra viskas, yra parašai, yra tekstas. Absoliučiai netitinka realios tikrovės visiškai, kaip minėjau, loterijom reikia padėti. Tai jiems mokestį padidino, taip, pasiūlė padidintis, jie galvoja, kad reikia padėti. Kaip? Suteikti jiem galimybę mokėti didesnius mokesčius, kuriuos jie turėjo jau seniausiai mokėti, taip, pagal tą, kas vyksta šitoj rinkoje. Rinka turėjo būti senai pertvarkyta, bet 19 metais ji nebuvo kažkodėl pertvarkyta naujam, reiškia, įstatyme, priimtam projektui, to įstatymų loterijų. Ir kas gaunasi, reikia jiem padėti, prisitaikyti. Pasirodo, kad reikia padėti pajamų daugiau paimti, reiškia. Ir kaip tai tas siūloma daryti? Jo, nes jų pastoviai kylanti kreivė. Pajamos kiekvienais metais auga, ten po 10, po 7, po 14 procentų, įskyrus 20 metus. Nukrito 7 procentais, bet už tai šiemet bus apie 20 procentų augimas. Tai jiem reikia padėti, reiškia prisitaikyti, suprantat. Dabar tuo pačiu metu antžeminiai lošimai smuko 85 procentais per paskutinius 2 metus. Galit maždaug įsivaizduoti, kokio lygio sumos čia yra. Galėčiau net ir pasakyti, tai yra 100 milijonų. Kalba yra tokia, kad šitiem nieko nereikia padėti, net kalbos nėra. O ten reikia padėti ir, reiškia, atidėti įsigaliojimą dar pusmetį. Bet galbūt yra kažkokie ekonominiai skaičiavimai, kažkas tai pagrindimas? Tai turi būti jo, tai ekonominiai skaičiavimai yra tokie, kad per tą pusmetį ir sportas, ir aišku biudžetas praras virš 3 milijonų eurų. Taip tariant, tas finansų ministerijos pozicija tokia... Taip, jiems tas labai patinka. Tai aš prie ko vedu, kad vieni jau visai susiraitę, taip, ir nesimato jokių prošvaišių dėl pandemijos, jokių, kad kažkas labai pagerės. Tuo pačiu metu pastovus augimas, galėčiau net įvardinti, bet negaišinsiu laiko, skaičiavimai visi atlikti, jie aiškiai rodo, kad tai yra ne kas kita, o visiška protekcija. Kokiu pagrindu tai yra, tai kaip sakant, klausimas, kodėl taip yra ir kodėl tokią poziciją, reiškia, paima išvadų rengėjas, ar ne? Ir ministerija, ir vyriausybė. Prieš savaitę, tai jūs dabar įsivaizduokit, reiškia, vyksta procesai, represiniai procesai, ar ne? Paskutinį pusmenį, vien represijos. Normalioje valstybėje tu kažką turi duoti verslui, jeigu tu nori kažką gauti iš jo. Kad jis gyvas liktų. Kad jis gyvas liktų, jie nieko neduoda, jie tave doroja tiesiog, pats gyvenimas tave jau ir taip sudorojo, kadangi 85 procentai kritimas yra milžiniškas. Tai šitoj vietoj klausimų tikrai žymiai daugiau negu atsakymų. Tai yra tiesiog siekimas tikslo bet kokiom priemonėm apie tą, tarp kitko, kas yra įdomu. Mesgi su jumis jau parengėm ir į viešumą, reiškia, pavadinkim, paleista yra virš 10 laidų, virš 10 reportažų. Tuose reportažuose iš tikrųjų buvo kalbama
visiškai apie tai, kas po to ir buvo padaryta. Tai galiu pasakyti, jeigu mes numatom, kad taip bus, taip gali būti, akivaizdu, kad tai ne iš piršto laužta, tai yra konkretus tikslo siekimas, kriminalinis siekimas, tai yra visiškai aišku, kriminalizuotas visiškai. Tai tam yra pajungtas visas aparatas. Ir, sakau, teiginiai aiškinamuose raštuose su pasiekmėm visiškai nekoreliuoja. Tas, kas buvo žadėta, arba kodėl daryta? Absoliučiai nieko nekoreliuoja. Tai akivaizdu ir aišku, kad yra tiesiog siekiama paprasčiausiai sunaikinti verslą, atskirų sektorių. Tai man tas, sakau, labai primena, kadangi aš tikrai labai daug domiuosi tais laikotarpiais, nacių mane labai tas domina, kadangi baisus nusikaltimai buvo padaryti. Tai nacių, Stalino režimo tiesiog tie ypatumai, kaip tas viskas buvo rengiama, kaip kas tikrai daug paskaitęs esu, man labai koreliuoja, matyt, žmonės labai gerai susipažino su jų ideologijom ir apmokyti yra, ir jie labai kryptingai veikia, taiko visiškai tas pačias priemonės jie tam sunaikinimui. Bet žiūrėkit, jeigu 21 metus mes paimtumėm kaip pavyzdį, ta prasme tokio nuoseklaus, aštraus, radikalaus pokyčio, ar tai pirmas kartas, ar Lietuvoje mes jau turėjom tokių pat epizodų naktinės reformos, pavyzdžiui, metu? Tai čia Kubiliaus mokykla yra, kaip sakant, sukti sprandą ir nekreipti jokio dėmesio, išspausti sunką ir viskas. Tai šitas buvo žinoma, tai tuo metu pasiūlyta buvo tik esminis skirtumas, reiškia tas, kad tada įsigaliojo iš karto, kaip visados. Nuo sausio 1 dabar pusmetis bus laiko, kuris nieko iš vis nepakeis šitoje istorijoje, nes tendencijos nekis. Jos bus labai panašios, kokios vyko 21 metais, nuotoliniai dar labiau augs, tai jokių abejonių, antžeminiai arba savo vietoje, arba kažkas panašaus, bet jie įtakos jau rinkos struktūrai jokios nebeturės. Tai yra akivaizdu. Tai irgi tada, kaip sakant, fiksuotą mokestį sumanė padidinti dvigubai. Jie. Bet atsirado... Mokestinė našta, galima sakyti. Jo, dvigubai tiesiog lošimo namam, salonam. Tuo pačiu metu loterijom jie to nesiūlė daryti ir todėl jiems niekas ir nebuvo didinama. Turinys yra prieštaringas, su to negalima nesutikti, bet ir forma prieštaringa. Tie sprendimai yra priimami greitai ir susidaro įspūdis, kad neapgalvotai ir neracionaliai. Tai žodžiu, ir pagal turinį, ir pagal formą. Aš tai galvoju, kad čia yra dėl ko tas daroma. Tas daroma dėl to, kad reiškia, nesusiformuotų kažkokią gal protingesnę opoziciją, pavadinkim, kuri pradėtų mąstyti, realiai. Protingai, sąmoningai tas daroma, čia abejonių nėra. Yra užduotys, ją reikia įvykdyti. Ir viskas, ir tas daroma greitai ir teisingai. Tai aš ir bandau pasakyti, tai jeigu duosi laiko, civilizuotam procesui, ar ne, tai tokių sprendimų nepriimsi. Niekaip. Niekaip tu nepriimsi. Suprantat, kame reikalas? Nes sprendimas turi subręsti, sunokti kaip vaisius. Taip, čia yra atsakymas. Ir jūs dabar įsivaizduokit, iššoka žmogus, iš niekur galima sakyti, jis viską žino, jisai kala, jisai daro. Ir kaip sakoma, mišką kerta, skiedros lekia. Ir viskas, bet tas nėra įdomu niekam, suprantat? Tai visiškai neįdomu. Kuo, kaip baigsis. Pavyzdžiui, kad ir su tom trašom. Kad ir, pavyzdžiui, su ta Kinų liaudies respublika, jo. Tai akivaizdu. Darė greitai, staigiai, neapgalvotai ir ką mes dabar turim. Vietoj pajamų turime nuostolius. Bet dar ne viskas. Tie, kurie turėjo analizuoti labai rimtai pasiekmes, ar ne, referuoti, sakykime, ministrui, referuoti, kas bus. Tai ta prasme to nedarė, dabar paaiškėja, kad tarpininkai Latvijoje, jie pasiims šitą misiją, jie paims ir pinigus. Ir tai aš galvoju, kaip gali būti, visas aparatas dirba, nejaugi regioninių, reiškia, gal ir net ne regioninių, reiškia, lygių išanalizuoti ir pateikti ministrui pasiekmių analizę, kad tokių dalykų nebūtų. Tai aš suprantu, kad pagrindinis vertybinis dalykas yra Lietuvos žmonių visgi gerovė. Tai mes gaunam iš to gerovę, negaunam, bet prie ko vedu? Lygiai tas pačia.
Tik tai dar baisiau, nes esmė ta, kad, kaip minėjau, tai yra nišiniai reikalai, nišiniai. Čia reikia turėti tikrai supratimą, žinias gilias, patirtį, to padaryti per dieną neišeina ir čia galima pateisinti įstatymų leidėją, kad jisai turi masę klausimų svarbių, o čia dar šitie. Bet iš kitos pusės reikia keisti mechanizmą. Šitą priėmimo, valdymo šitos rinkos ir parengiamojo proceso. Reiškia, be jokios abejonės, asociacijos jos rašo savo, reiškia, nuomonę, raštus, bet čia lygiai tas pats, kai tu randiesi gete. Tai lošimai, loterijos yra geto pavyzdžio, reiškia, tai yra siaura nišinė veikla, jinai apribota ir tu teiki siūlymus. Tai kaip jūs manote, jeigu žydas pateiks siūlymą gestapui? Tai to net nebuvo, kadangi jie net neleido iš viso prieiti prie jų. Vietinė policija, tu rašai prašymą ten tarybai, kas ten į tave dėmesį kreips? Tai niekas. Tai čia lygiai tas pats, vyksta formalūs dalykai, bet jie visiškai neatsižvelgia. O jeigu atsižvelgia, kaip šiuo atveju, loterijų atveju, va dabar, šviežiausias vyriausybės nutarimas kelių dienų senumo, tai neįmanoma paaiškinti, nes kodėl? Nes jų paaiškinimas jisai ne tik, kad neįtikina, jisai yra tiesiog visiškai nepateisinamas. Tas tekstas aiškinamajam rašte, dėl ko jie siūlo vienokį ar kitokį, reiškia, tą terminą ir taip toliau. Tai jie veikia prieš valstybę, akivaizdžiai. Dabar, kas liečia turinio, jis yra iš principo melagingas, visiškai suklastotas melagingas, taip. Ir šiuo laiku, kai vyksta tokie procesai, jau trintys žvėriška, įkaitusi situacija, jie vis tiek žaidžia šitą žaidimą. Kaip aš sakau, drąsos pas to žmonės daug. Jie tikrai, matyt, ant tiek užsitikrinę yra, kad viskas praeis kaip visados, kad gali prastumti per vyriausybės posėdį ir dramblį, jeigu nesuamsės kas nors, dovanokit. Tai va tokius vaizdus mes ir matom, su Kinija, ten su trašom, reiškia, Baltarusių ir taip toliau. Tai keiščiausi dalykai, kurie rodo vieną dalyką, kad su kompetencija yra rimtų problemų. Tai ką daryti, kai stokojam kompetencijos, kai sprendimus priėmėme? Žiūrėkit, aš manau, kad čia ne tik su kompetencija problemos yra problema su atsakomybė. Tos atsakomybės, kaip anksčiau sakydavo, žinomi, sakykime, humoristai, kad kas yra kaltas? Visi, o konkrečiai niekas. Kas atsakingas? Visi, o konkrečiai niekas. Taigi yra kompetencijos klausimas, atsakomybės klausimas ir taip pat motyvacijos klausimas. Ar suinteresuoti, ar entuziastingai žiūri priimti vienokį ar kitokį sprendimą. O kertinė problema, tai ką ir Samoilai, ką pats kalbėjai, tai aš manau ir visuomet buvau įsitikinęs, kertinė problema valstybės valdyme yra sprendimų priėmimas. Kaip jis priimamas, ar jis yra sunokęs, ar jis yra racionaliai priimamas. Ir taip kaip ir pats minėjai, jeigu civilizuotai, tai vis dėlto negali būti priimtas ekstra staigiai, nepergalvojus, nepažiūrėjus alternatyvų ir pasiekmių. Prisiminiau keletą momentų, ar ne? Keletą momentų, kurie momentų, kur papildyti, reiškia, labai norėtųsi jūsų pasisakymą dėl atsakomybės. Akis draskantis, reiškia, dalykai. Legalizuoja nuotolinius lošimus. Dabar paaiškėja, kad 2010-2011 metais, reiškia, buvo 3 bendrovėms suteikta per reglamento papildymą veikti nuotoliniu būdu lažybų sektorių. Legalizuojant ir siekiant legalizuoti šitą veiklą, priežiūros tarnyba tiesiog pridenginėjo, vyko teismai, priežiūra pridenginėjo. Vietoj to, kad nutraukti po teismo sprendimų, jie faktiškai manipuliavo situaciją ir stengiasi, kad žūtbūt, reiškia, pereitų tos bendrovės, reiškia, į legalią veiklą, ją legalizavus. Tam buvo meluojama, kad Lietuva jau čia paskutinė Europoje, reiškia, nelegalizavus nuotolinių. Kai išaiškėjo, kad šiemet 2 pagrindinės valstybės Europos, Nyderlandai ir Vokietija, tik šiemet po vidurvasario legalizavo lošimus nuotolinius. Tai vėlgi neįstudijuota. Tai buvo meluojama akivaizdžiai, tam, kad prastum. Bet kur mintis yra? Tai dabar įsivaizduokit, reiškia, tą laikotarpį, kadangi iki 16 metų, nuo 10, nuo 11 buvo už lažybas mokama nuo pajamų 15%. Ką jie daro? Jie nuotoliniam lažybom 10 nustato. Kai jau jos vyko, 10.
tas 10 legalizavus ir paaiškėjus, kad pusė sumos tos, kurią generavo lažybos, jo, buvo nuotolinės. Tai buvo, sakykime, prarastos milijoninės lėšos per 5 metus iki šio laikotarpio, vien už lažybas netoli 6 milijonų, o už visus nuotolinius, kurie buvo apmokestinti žymiai mažiau negu tie patys tradiciniai lošimai, 11 milijonų. Tai čia valstybė tiek prarado. Taip, tai dabar klausimas yra, kas už šitos dalykus gali atsakyti? Kodėl iki šiol niekas nesijima, reiškia, pradėti tirti tokio lygio praradimus? Tai yra rimta. Kitas momentas, sakykime, su loterijom. Lygiai tas pats. Rinkoje labai panaši situacija į monopolį. Labai. Kai dvi bendrovės, priklausančios iš esmės tiem patiem asmenim, jie turi 99% rinkos. Apie tai nekalbama, taip, tai yra milžiniškas nusikaltimas, jeigu pasitvirtintų per konkurencijos tarybą, taip, bet niekas. Parlamentinė kontrolė šitais klausimais tyli. Kodėl tyli? Neaišku. Žino informaciją tikrai. Dabar seka toliau dalykas. Mokesčiai ir paramų tarifai, iš kurių gyvena sportas, galėtų gyventi ir kultūra, ir paveldas, dar kai kurios sritys. Taip, gerieji vadinami projektai, esant tokiai situacijai, taisytinai, nes yra monopolis iš principo, užvaldyta jinai. Niekas nedaroma, mokesčiai neregėtai ir paramų tarifai maži. Ir draskomos akis, kai kažkas pasiūlo kažkokį tai pasiūlymą padaro, kad biškį reikia pasižiūrėti, draskomos akis ir nenorima pripažinti, ir sukamasi, ir taip toliau. Tai kalba yra tokia, be abejo, 19 metais buvo priimtas loterijų naujas įstatymas. Į šitą situaciją niekas iš vis nereagavo. Kodėl? Taigi yra specialistai, taigi yra institucijos, kurios turi stebėti situaciją rinkoje. Bet niekam tas nebuvo įdomu. Ir visiškai iškraipyta rinka, viena grupė visiškam net šokolade, absoliučiam, turėdami akivaizdų viršpelnį, taip. Kita grupė, ta pati kelios bendrovės, užima vos 1%. Sunkiai suvokiami dalykai. Ir kaip tu gali pritaikyti tos pačius reikalavimus ir vieniem, ir kitiem. Akivaizdu, kad negali. Viskas, tie mažiau. Tik diferencijuotos. Taip, suprantate, tai ir gaunas keisčiausias, nesuprantamas situacija. Bet kas už tai atsakys, nes valstybė iš tikrųjų patyrė milžiniškus nuostolius šitoj vietoj taip pat. Nes jeigu paskaičiuo dabar, ką Majauskas pasiūlė, taip. Ir tarp kitko, finansų ministerija jau dabar pripažįsta, neprieštarauja, kad didinti reikia. Ką tai reiškia? Reiškia, buvo prarastos milžiniškos lėšos. Iš tikrųjų, didelės per daugelį lėšos. metų. Per daug metų čia yra jau 100 milijonų. Tai klausimas yra paprastas. Tai yra kažkokia Lietuvoje dar atsakomybė, ar čia vien tik tai verslininkai tokie blogi, kankina to žmonės čia ir taip toliau, ar ne? Šiaip nei laisvos rinkos nėra, nei laisvos rinkos, nei laisvos konkurencijos. Ir kaip ir nėra visiško, sakykime, valstybės absoliutaus valdymo. Yra visuomet kokteilis, vienas kitą papildo. Tai turi būti neišvengiama ir čia. Tai ir turi atidirbti, žinoma, ir valstybės pareigūnai, valdžios atstovai. Ir be abejonės turi būti įsiklausoma, turi būti dialogas su verslo atstovais. Bet iš ties yra keista, kada nebeliko praktiškai tų dialogą tarp verslininkų ir valdžios atstovų ir vienas kito pradeda nebesuprast. Todėl daromos tos klaidos ir dėl to nukenčiama net ir, sakyčiau, žmonių gerovė. Tai šiuo atveju kila paprastas klausimas, kaip turėtumėm spręsti tą situaciją, kai tarsi atsakingų daug, bet niekas iniciatyvos nerodo? Aš siūlyčiau, kad būtų sudarytos mišrios darbo grupės. Tik tai jos turėtų būti veiksmingesnės negu mes turime ankstesnę patirtį ir į kurią galėtų įeiti ne tik valstybės, ne tik valdžios institucijų atstovai, bet taip pat ir verslininkai, ir NGO, non-governmental organizations, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Akademikai? Akademikai, purkapa, žinoma, ir sakykime, žmonės, kurie nutokia vienokią ar kitokią, sakykime, valdymo sferą. Bet to turėtų būti galbūt ir gilesnė ir parlamentinė kontrolė, sakykime. Galbūt tokia darbo grupė, galbūt parlamento ribose formuojama. Žinoma, ir taip gali būti. Aš tai visgi galvoju, kad visos problemos yra žmonėse
Todėl aš galvoju, kad yra aiškus mechanizmai, yra aiškus įrankiai, kaip daryti ir turėtų būti pradėtas visgi, mano galva, parlamentinis tyrimas, kurio metu būtų išsiaiškinta dėl tų praradimų, apie kuriuos mes kalbam. Jo, dėl žalos finansinės, ekonominės valstybei, kadangi tai yra labai didelės sumos visgi ir tą būtina išsiaiškinti. Be abejo, reikia judėti į priekį. Reikia kurti darbo grupę, reikia iš lėto, kaip sakant, aptarti ir judėti į priekį. Bet jokiais būdais, kaip mes vienoje iš laidų kalbėjom, tai neturi būti blitz variantai, nes jie labai yra neskanus. Jie kelia labai daug klausimų ir šiandien mes, ką diskutavome čia kartu, tai man atrodo, kad mes kažkiek tai paaiškinom tą problematiką visų tų dalykų ir tos klausimus reikia tikrai taisyti. Reikia keisti ir požiūrius, ir daugą, nes tokiu keliu judant, tai niekur mes nenujudėsim. Tiesiog matom, kur mes judam į dar didesnės problemas. Tai galvoju, parlamentinė kontrolė, be abejo, reikia keisti priežiūrą ir reguliavimą, grįžti prie kolegialios ir nepriklausomos institucijos, tai yra faktas. Mes nepaminėjom dar eilės dalykų, kur buvo susiję po to, kai buvo pašalinta kliūtis daryti, reiškia, vienos krypties veiksmus, kai buvo reformuota valstybinė lošimų priežiūros komisija, nepriklausomas organas ir kolegialus, aišku. Sprendimai buvo priimami žymiai skaidriau negu esant šitai situacijai ir ką mes matėm po to, ką veikia iš tikrųjų lošimų priežiūros tarnyba ir ką mes iš to gavome, daug triukšmo ir nieko daugiau. Matyčiau, kad turi keistis ir modelis priežiūros, grįžti prie kolegialaus nepriklausomo, reiškia, organo, reguliavimo institucijos, turi būti pakeisti žmonės, jeigu norima judėti sąžiningai į priekį. Turi būti peržiūrėta jų veikla, jų atsakomybė, ką mes kalbam. Tai manau, kad parlamentinio tyrimo išdavoje mes tą ir gausim. Tai čia abejonių net nėra, bet kažką reikia daryti, nes toliau tęsti darosi čia labai pavojingą darbą iš viso Lietuvoje, vykdyti veiklą. Norisi ir atkreipti dėmesį ir į žiniasklaidos vaidmenį. Visgi analizė jų veiklos rodo, kad jie realiai į problematiką nesigilina ir jie tiesiog elgiasi labai statiškai žiniasklaida. Tai turėčiau tokių, kaip sakant, abejonių dėl to, tas vyksta, kad milžiniškos sumos yra asignuojamos tam tikrų bendrovių žiniasklaidos priemonėm. Tai monitoringas rodo sekančius skaičius. Per 19-20 metus rinkos verte reklamos loterijos davė 31 milijoną eurų, lošimai 21 milijoną eurų. Tai loterijose faktiškai 98% šitos sumos Olifėjos dalis yra, lošimuose tai visų bendrovių, kurios dalyvauja, reiškia, veikloje šitos sumos. Manau, kad tokio dydžio sumos nulemia žiniasklaidos elgesį. Kaip jinai elgesi, kaip jinai nušviečia iš tikrųjų, reiškia, šitų veiklų, reiškia, situaciją. Matote tam tikrą neobjektyvumą? Ne tiek dėl neobjektyvumo, bet tiesiog ta pozicija yra tokia priimta, statiška. Va. Tai aš esu šiaip nustebęs dėl tokių dalykų, kai labai aktyviai loterijos, kaip sakant, ėmėsi tokių nuskriaustųjų vaidmenį, kai net panašiai nėra, reiškia, ir skaičiai tą rodo, teikia per, reiškia, BNS, ELTA pranešimus. Tuo pat metu nebuvo iš žiniasklaidos pusės jokio noro įeiti į kontaktą, kritiškai taip, įeiti į kontaktą su kitais rinkos dalyviais, paklausti nuomonės ir po to spausdinti straipsnius. Jie tiesiog ėmė 100%
pranešimo žiniasklaidai tekstą ir jie krovė į savo tinklalapius ir su jomis supažindino visuomenę, visiškai nekreipdami dėmesio, jog yra ir kitų nuomonių iš rinkos asocijuotų dalyvių. Tai manau, čia pasiekmė yra šitų, reiškia, sumų, kurios yra asignuojamos per reklamą žiniasklaidai. Lošimų priežiūros tarnyba siūlo, argumentuoja, bet argumentai neįtikina. Profesionalai sako, kad yra netgi korupcijos požymių. Visą tai galėtų išsiaiškinti tik tai nepriklausomas, atviras, skaidrus parlamentinis tyrimas. Jo išvados ir būtų galutinis nuosprendis.